Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Šiandien mes perskaitysim Šrimad Bhagavatam pirmos giesmės, pirmos dalies 20 tekstą. Kaip visada, sanskritas. Atsiprašau, 19 tekstą. Padarajas tamobalach kamalo padajas čajem čata etai enavatham šitam satvė prasidati. Transkritas. Tada. Radža. Aistrus gunus. Tama. Neišmanimo gunus. Bhava. Būsenos. Kama. Aistrus ir troškimai. Lobha. Gyduliai. Adaja. Kita. Čia. Ir. Jie. Kad ir kas tai būtų. Četa. Protas. Ataja. Tų dalykų. Anavidham. Nepaveikiamas. Sthitam. Įsitvirtinęs. Satvė. Dorybės gunoje. Prasidatim. Tampa visiškai patenkintas. Vertimas. Kai meilės tarnystė galutinai įleidžia šaknis ir širdis išnyksta aistros bei iš neišmanimo gunų pagimdyti geiduliai, troškimai ir aistros. Tada bhaktas pakyla į dorybę ir tampa visiškai laimingas. Dar kartą. Kai meilės tarnystė galutinai įleidžia šaknis, iš širdies išnyksta aistros bei neišmanimo gunų pagimdyti geiduliai, troškimai ir aistros. Tada bhaktas pakyla į dorybę ir tampa visiškai laimingas. Šitos Prabhupados komentaras. Savo normalioje prigimtinėje padėtyje gyva esybė jaučia dvasinę palaimą ir yra visiškai laiminga. Toks būties būvis vadinasi Brahma Bhuta arba Atmanandi, pasitenkinimo būvis. Tai ne tas pasitenkinimas savimi, kokią jaučia apkiautęs kvailys. Dykinėjančio kvailio sąmonė aptemus, tuo tarpu pasitenkinimas savimi jaučias Atmanandi, transcendentiškas materialiai būčiai. Tai tobulumas, kuris pasiekiamas ir išringai ir visiems laikams atsidėjus viešpaties tarnystės. Atsidavimo tarnystė tai ne pasyvumas, o grina sielos veikla. Sielai susidūrus su materija, jos veikla praranda savo grinumą. Negrina liguistė sielos veikla visiškai reiškiasi geismais, troškimais, aistromis, pasyvumu, kvailybė ir miegu. Su atsidavimu tarnaudamas viešpačiui, bhaktas įveikia šios aistros ir nežinojimo gimdymus efektus. Bhaktas iškart pakyla į dorybės guną ir daro tolesnę pažangą, artėdamas prie Vasudevos, grinos satvos ar šutka satvos lygio. Tik tai atsidūrus šutka satvos būvyje, tyros meilės viešpačių dėka galima nuolat savo akimis matyti Krišną. Bhaktas visada egzistuoja grinos dorybės gunos lygio, todėl niekam nekenkia. Tačiau ne bhaktas, kad ir koks jis būtų išsimokslinęs, visada kenkia kitiems. Bhaktui neprikiši nei kvailumo, nei aistringumo. Tas, kuris kitam daro piktą, yra kvailas ir aistringas, negali būti viešpaties bhaktu, kad ir skelbtųsi toks esąs. Bhaktas visada pasižymi visomis Dievo dorybėmis. Čia galimas kiekybės skirtumas, tačiau kokybės atžvilgiu viešpats ir jo bhaktas tapatus. Dar kartą vertimas. Kai meilės tarnystė galutinai įleidžia šaknis, iš širdies išnyksta aistros bei neišmanimo gunų pagimdyti geiduliai, troškimai ir aistros.
Tada bhaktas pakyla į dorybę ir tampa visiškai laimingas. Labai graži šloka, reiškia, nes čia rašoma, kada mes galime tapti laimingi. Labai aiškiai apibrėžta. Labai paaiškiai. Reiškia, kai meilės tarnystė galutinai leidžia šaknis, iš širdies išnyksta aistra, neišmanimas, geduliai, troškimai, aistra, tada pakyli į dorybę ir tampi visiškai laimingas. Šrila Prabhupadas savo komentarį rašo, kad mūsų normali prigimtinė prigimtis, gyvos esybės, reiškia, yra dvasinė palaima ir mes visada esame laimingi. Reiškia, toks būdas buvo sielos vadinasi Brahma Bhuta. Kol mes esam dvasiniam pasaulyje, matot, mūsų neveikia materialios veiklos gunos. Tik patekus iš dvasinio pasaulio, žengus va čia į tą materialų pasaulį, mus iš karto apima, iš karto užvaldo, reiškia, 3 materialios gamtos gunos. 3 materialios gamtos gunos veikia kiekvieną žmogų, kiekvieną čia esantį daiktą, kiekvieną gyvą būtybę. Absoliučiai veikia pačią žemę, veikia pačią saulę, visą visatą veikia. 3 materialios gunos. Tai neišmanimas, tama guna. Tai aistra, raža guna. Ir pagaliau satva guna. Bet net būdant satvos guna, reiškia, jeigu neatsiduodi transcendentinį Dievo tarnystė, tu vis tiek esi veikiamas, reiškia, dėl rezultatų. Kaip dabar pažiūrėti ir pajausti tą materialų pasaulį, kaip suprasti, kur mes randamės, kokioj būsenoj randasi kiekvienas žmogus, kokioj būsenoj randasi mūsų giminaičiai, sakykime, kokioj būsenoj randasi mūsų kaimas, miestas, mūsų valstybė, net pati žemė. Labai paprastai apibrėžti, reikia žinoti, kas įeina į tą neišmanimo guną, kas įeina į aistros guną ir kas įeina į dorybės guną. Pagal tos požymius galima atpažinti kiekvieną žmogų, kuris jis besiskelbtų, kad jis koks ar toks esas, galima iškart iššifruoti. Todėl bhaktas, studijuodamas šventraščius, vaikščiodamas į paskaitas, paklausydamas Bhagavatam arba klausydamas Tyro atsidavusio, kaip mes praeitą kartą reiškia šlogą skaitėm, yra du būdai pažinti ir suprasti šitą materialų pasaulį. Tai studijuoti šventraščius, reiškia vaikščioti į paskaitas arba atsiduoti Tyram atsidavusiam. Jam tarnauti. Ir taip ateina pažinimas, supratimas. Tai jeigu apsižvalgyti aplinkui po tą materialų pasaulį, mūsų aplinką, kur mes gyvenam, kur mes dirbam, labai paprasta pamatyti, kokioj būsenoj kas randasi. Materialios tos gunos, guna tai virvė, galima sakyti, jinai pririša mus. Pririša taip nepaleidžia, kad mes kartais negalim išlikti. Tai va, visas tas materialus pasaulis, praktiškai žemė šiais laikais, šiomis dienomis, visiškai paskendusi neišmanimo aistroje gunai. Labai lengva identifikuoti. Į neišmanimo arba aistros gunai tą pačią dorybę pakliūna viskas. Pakliūna net į žmogų pasižiūrėjus, vien pagal rūbus galima spręsti, reiškia, kokius gunai randasi, vieni rūbus pažvelgus. Jeigu žmogus tenais, reiškia, prisikarstęs visokių, žinot, persidurė savo lūpas, antraščią, 100 auskarų jau susibado ausis, žinot, rankas prasidurė, ten tatuiruočių 100, suprantat, nežinau, ten su plaukais, čia pasidaro, žinot, kaip gaidžiai, čia prisiklijuoja visų, nu, ko tik nebūna, reiškia. Persidėžo per daug, reiškia, nu, toks baisus, sakykime, žmogus kartais nesuprasi. Rūbais apsirengęs atitinkamas, reiškia, metalų daug, sunkus, tai, žinot, ar kažkas tai. Žmogus faktas randasi neišmanimo gunoj. Viskas jau pagal rūbus. Sunku, baisu, jis iš visko išsiskiria. Aistros gunai praktiškai visi žmonės. Nu, ta prasme, kodėl aistros gunai? Todėl, kad aistros gunai jau yra konkreti, dar konkreti kūno koncepcija. Reiškia, ne kiekvienas žmogus, dauguma žmonių nori kaip žmonės, net nežino, sakykime, padarumą, jeigu pas moteris jonai, kaip sakant, iki čia, atidengia kojas iki, nežinau, viršaus, arba atvirkščiai šitą suknelę iki čia nuleista, tai jau aistra. Reiškia, nori, kad kiekvienas žmogus ją žiūrėtų, kad gerėtųsi, kad jaustų malonumą. Moteris dažo, reiškia, ten žiedai, plaukai, ilginasi, ten skurtasi, nu, ko tai nepridaro. Jau patukai, žinot, būnant tokių, nepaeina ten virsta į šonus, į kairę, į dešinę. Tai aistra, kūno koncepcija. Kūno koncepcija reiškia, kad žiūrėk į mane, gerėkis manim, aš noriu visiems patikti. Į internetą padeda nuotraukų, žinot, apsinoginę dar, kur nors ten guli kūno padėtis įvairios, ne?
Tai visur aistra. Nori tenkintis, kad jie žavėtųsi, jie girtų, sakytų komplimentus. Čia grina aistra, jokios durybės nėra, reiškia, jokio padorumo nėra. Jauni žmonės, o tai dariausiai vis tiek jauni daro, nuo 25 iki 30-35, ten įvairių moteris, pavyzdžiui, kaip savęs nerodo. Taip jau tikrai neskeičiasi kūno to forma, ta mašina nepasidaro į tokią gražiai, jinai nyksta, eikvojasi, dyla. Net nesuvokia, reiškia, kas įvyksta energetiškai, kas darosi, reiškia. Jeigu jaunas žmogus taip save pozuoja, taip parodo, tai aišku, automatiškai, kaip Prabhupada sako, sukelia aistrą, pasakytą geismą. Automatiškai reiškia, jeigu tokia moteris eina gatve, mes sakykim viską apsimoginusi, pusiau. Gaunasi čia pusiau. Šiaip pasižiūrėjus, pusę kūno jau nedengia, jokia medžiaga, reiškia, žmogus neapsaugotas. Tai jie tą moterį atakuoja ne tik kitos gyvos būtybės įvairios dvasios, kurios siurbia energiją, bet atakuoja ir tie gyvi padariai vadinami žmonėmis. Žmonėmis, o tie mes, vyrai, reiškia. O moteris, jeigu eina tik apsimoginusi, kad nors vyro automatiškai galva nusisukti į šoną. Automatiškai. Koks jis bebūtų. Suveikia mechanizmas spiroglio tokia. Tukščiai ir pasukų. Ir kiekvienas vyras, žiūrėdamas iš karto, kad matus tokią moterį, gimsta geismas. Ir šitas geismas moterį atveria, nuplėšia dalį energijos. Nes kiekvienas žmogus tenkinas. Yra grubus seksas, yra subtilus seksas. Tai žmogus negali prisiliesti prie žmogaus to pačiu penėti fiziškai, bet jis tai atlieka subtiliai protu. Tas pats reiškia santykiavimas. Ir tokia moteris, jeigu vaikšto gatvėje, įsivaizduokit visą dieną, kas įvyksta su ją, sakykim, permiega 100-200 vyrų. Ką tai reiškia? Tai reiškia energetiškai, ne visiškai reiškia sudaužyta. Jinai pareina į namus, jinai nežino, kodėl nesimiega, kodėl skauda galva, kodėl nesiseka mokslai, kodėl šiaip yra blogai. Labai paprastai atėmė dalį jos energijos. Ją pusiau išniekino. Žmonės nežino, nesuvokia, reiškia, kaip viskas tas vyksta, kokia energetika. Ir tai atrodo gražu, smagu, reikia save parodyti. Bet kadangi šiais laikais žmonės silpni negali atsilaikyti, net ir seniais laikais, kai žmonės, sakykime, net didieji jogai medituodavo, sėdėdavo po 10 000 metų ir tai reiškia, kai vedai aprašo daugybę atvejų, kai, sakykime, dangaus valdovas Indras sugalvodavo, jis matydavo kažkoks jogas atsiranda, įgauna didelės galias, jis iš karto siųsdavo kokią nors apsarą. Apsara tai reiškia dieviškos, sakykime, mergelės, taip sakykime, aukštesniuose planetose, kurios gyvena. Jos ant tiek gražios, sakoma, ten 10 kilometrų kvapas eina nuo jų. Jeigu pas mus gamina kvepalus, mes už metro neužuodžiam, reiškia, dabar reikia tokių galingų, nes nors, sakykime, mūsų beveik tie receptoriai sugedę, arba viskas susimaišo, mes neužuodžiam, tai ten jis tokį 10 kilometrų jaučiasi kvapas. Va tokios apsaros, kai nusileisdavo ir praeidavo kažkur tai pro šoną, net jeigu jogas būdavo užsimerkęs, jis atsimerkdavo, įsižiodavo, reiškia. Ir viskas protą pamesdavo. Viskas, reiškia, ryšys su Dievu nutrūksta. Ryšys su Dievu. Sat, reiškia, aukso amžiuje, satos amžiuje, tai, reiškia, visa jungtis su Dievu būdavo per pramatmą, jogai medituodavo į Dievą esantį širdėje. Ir ta būsena, tas pats, kai mes turėtume kartuoti 24 valandas mantrą, tas pats ryšys, nenutrūk, negalvot apie nieko kitokio. Jeigu garsą tari žodį, tu esi su Dievu. Tai va tas jogas medituodavo į vaizdą, reiškia, į viešpatį esantį širdėje, būdavo kaip ir kontaktai, matydavo ir kalbėdavo. Tai įsivaizduokit, kokia galinga moters jėga, jeigu akis atsimerkia, jis pajaučia po vidinių net regėjimų, akis atsimerkia, žvilgsnis nukrypsta, proto pameta, nutrūksta, sako, viešpatį palauk, aš dabar pasižiūrėsiu į tą apsarą. Tai va, tai šiais laikais viskas vyksta daug paprasčiau, žmonės neturi tų vidinių galių, kad iš vis net nesupranta, kas yra Dievas, nežino nei apie meditaciją, nei apie maldą. Jie automatiškai mes visada turim polinkį tenkintis. Mes iš vis yra atėję bendrai į šitą materialų pasaulį pasitenkinti. Pasitenkinti, kiekvienas norim savai pasitenkinti. Nes turbūt net jeigu šeima yra, mes visą laiką norim tenkintis. Tai reiškia, metam tą šeimą į šoną, aš noriu pasitenkinti. Tai dėl tų konfliktai vyksta. Kiekvienas konfliktas šeimoje, todėl kad aš noriu pasitenkinti. Nėra konflikto šeimoje, kuris nekiltų iš to, kad aš nenoriu pasitenkinti. Kiekvienas konfliktas kyla iš to, kad aš noriu pasitenkinti. Kadangi ta mano būtybė, mano žmona, arba mano vyras, jeigu žmona manęs nepatenkinta, reiškia. Nepatenkina kažko, nešukinėja apie mane, už mane viską nedaro, ne taip kalba, absoliučiai, man maišo gyvenime. Geriau, maišos, reiškia. Matot, čia nėra konfliktų, reikia amžiais žinoti šeimoje, kuris nebūtų iš to, kad aš nenoriu pasitenkinti. Ego. Aš lapurš, aš valdovas. Nesvarbu, tai moteris ar vyras, aš noriu tenkintis. Ir kiekvienas konfliktas. Aš nenoriu nusileisti. Pas mane nėra nuolankumo. Jokio nuolankumo. Kiekvienas konfliktas kyla iš to, kad nėra nuolankumo.
Pas vyrą nėra išminties, pas moterį protingumo. Pas vyrą nėra atsakingumo, pas moterį nėra nuolankumo. Ir kiekvieną dieną, kaip mes pykstamės, trinamės. Tai čia yra tamaguna. Tamaguna pilna aprėpusi viską, kai žmonės sako, jį paklausia, kai ateina gydytis, ką jūs valgote, aš jau normaliai valgau, aš praktiškai sako, mėsos nevalgau, aš valgau vištieną, kalukutieną dabar, aš žuvytę valgau, sako, dabar jau normali mityba, matot, čia net negalima kalbėti apie aistrą, čia nėra net aistros, čia yra neišmanimas, jeigu žmogus kremta kitą gyvą būtybę, kuri turi, sakykime, tokį beveik pat didžių kūną, o kartais tas kūnas nedidesnis, sakykim, suvalgo banginį, ryklį, kokį jautį, dar nors mato daug didesnį gyvą būtybę, tai žmogus pats didžiausias grobuonis. Pats didžiausias. Grobuonis, ką tai gali, jis viską gali suvalgyti. Žmogus gali žmogų suvalgyti. Rinkoje pateikiama, jie reiškia jau didžiausias delikatesas žmogiena, įtūva. Tai rinkoje jau yra žmogiena pateikiama. Nes žmogiena turi saldų skonį, reiškia. Toks polinkis. Žmonės nedido žino skonį, įsivaizduoju žmonių. Ant kiek civilizacija, ant kiek viskas yra. Tai tamaguma užėmusi viską, tamaguma užėmusi muzikos rinką, jų yra metalas, tokia muzika, kurie žmonės sportėja, aš turiu tokiem pacientų, kurie tada tėvai, dar nors tėvai net nesupranta, ką vaikai klauso. Vaikai, kurie nenusiema ausinių kiaurą parą, mėga su to reiškia tamaguna, tokia tamaguna, kada žmogų nutempus į apačią, jis nebesiorientuoja toje aplinkoje, nežino nei žmonių, nieko nenori, nieko bendro turėti, jie turi savo ryšius, bendrauja su kitu pasauliu, ta prasme, ne ten aukštesniu, žemesniu, iš kuriuo eina vibracijos ir garsai ir bendrauja su tokiamis pat, sakykime, gyvomis būtybėmis vadinamis žmogumis, kurie tamagūnai. Ten baisus, reiškia, šitie virpesiai, tu pasiklausyti. Jie kito nebegali, kito garso negali klausytis, girdėti. Jie nebepriėmė jokios informacijos, jokių žinių, atsijungia savo šitui. Tai va, tamagūna apėmusi muziką. Tamagūna apėmusi viską, reiškia, augalus, gyvūnus, tamagūna apėmusi mūsų poelgius, buitį, jeigu žmogus ten prisikabina kaukolį, tai kartais kaukolis kabo ant sienų, reiškia visokios paukščiai iškamšos, suprantat, kailiai kažkokį pamist. Tai tamagūna nužudytų, reiškia tas pats, kaip žmogaus kaukolė pakabinai dar kažką, suprantat. Viskas žmogus tenkinasi to, paskui jiems vaidenas, apsėda jos. Jis nesupranta, kas čia yra, su ko ryšį turi, reiškia. Jis ryšį praktiškai turi su žemiausiomis būtybėmis, su dvasiomis. Tamagūna tai dvasios. Aš neigiu Dievą. Aš medituoju dvasia šmėklas visokios. Praktiškai mane jau užvaldė. Praktiškai tokiam žmoguje sėdi viena, dvi, kartais 3 sielos eina žemesnios gyvos būtybės, kurios tą žmogų tempia atgal. Tai čia tamagūna. Ir tokių žmonių pilna. Jeigu žmogus geria kiekvieną dieną, jeigu vartoja narkotikus, viskas. Čia tamagūna. Jeigu jisai santykiauja ne tik su žmonėmis, bet su gyvuliais, sakykime, kiekvieną dieną yra tokia industrija išvystyta pramonė, net visam rinka pateikiama prekes, tai net neslėpia mane. Net, sakykime, jungtinės Amerikos legalizuoti, viskas iš tamagūna. Čia už vis ryšys su žemiausiamis gyvomis būtybėmis, su demonišku pasauliu. Bet demonišku pasauliu nereikia ieškoti kažkur kitur, jis yra žemė, šalia mūsų, pilna. Kita gūna, kuri užvaldžiusi žmonės praktiškai visus, tą pačią Lietuvą aistros gūnai daugiau randasi. Aistros, nes čia visą laiką propaguojamas krepšinis, futbolas, dar kitos sportus. Čia yra aistra. Tokia aistra, net kurioje nėra jokios dorybės, nėra. Visi matot pakvaištą. Ten kamuolį mušinėti valandas prie sporto rūmų susirinka ten 200, 300, 500 žmonių, varinėje kamuolį kažką, skiriamos valstybės lėšos, visa valstybė lenkiasi, sakykime, sportui, ar ne? Čia yra aistra, nėra jokios dorybės. Jei būtų dorybė, tai visa Lietuva pultų padėti seneliams, skirtų, sakykime, auklėjimų vaikų, žiūrėtų, kaip jūs išauklėt, kurie yra beglobiai, bet tėvų, skirtų švietimui, mokslui, kultūrai, suprantant, keltų į dorybę, ieškotų lėšų sveikatai, kaip žmonės pagydinti, draustų, sakykime, prekiauti alkoholiu, tabako. Tai va visiškas absurdas, matot, tai rodo rodikliai lenktyniauja, kiekvienas degtinės cigarečių fabrikas, kuo daugiau parduoti rinką ir kuo valstybė nori daugiau gauti pajamų iš tų, sakykime, azartinių lošimų, iš cigarečių, iš alkoholio. Čia valstybės jau politika, reiškia valstybė visa yra tamagūnai ir radžagūnai, aistroj, nėra jokios dorybės. Net Seimo nariai, kuriuos mes išrinkėme, reiškia jokių supratimų neturi, nes jeigu jie turėtų supratimą, jie kautųsi, iš jų sakytų, negalima šitoj valstybei alkoholį pardavinėti, negalima cigaretės, darykim kažką, galbūt žmonės dabar nesupras, bet kelkime jūsų į dorybę, dėkim iš visą užrašą, kad čia mirtis ant cigarečių, ne ten gabaliuką kažkokį. Žmonėms taip neveikia, socialinė reklama kažkokia būtų išvystyta, dabar to nieko nėra. Reiškia, nei vienas nesupranta.
Ne vienas. Jie gali sakyti, mes krikščionys, dar panas. Jokio supratimo nėra, jokio švietimo nėra. Švietimo sistema praktiškai žlugusi, nes tūkstančiai žmonių, vaikų niekas nenori į mokyklą, nes ten, sakykime, propaguojamas kas prievarta, neišmanimas, vaikų niekas neskirsto, jis gabus ar negabus, kam jis tikės. Žmonės nesuvokia, kad jau nuo prigimties mes pakliūnam į 4, sakykime, tas varnas, reiškia, ašramus kaip ir varnas. Vieni žmonės gali tik būti darbininkai, bet jis spaudžia mokytis kaip gydytojo nuo pat 1 klasės. Kala ten matematikai, jis jokio supratimo neturi. Jis jau gimė šūdra nuo prigimties. Jeigu buvo jis praeitam gyvenimą darbininkas, kasė kažkur anglių šachtoje, dar kažkur dirbo, jam neišeis šį gyvenimą taip paprastai būti kažkokiu gydytoju dar nors, o bendras įslaimas visiems duodamas, visiems spaudžiama, bendra sistema, vaikai bijo, nenori į mokyklą, jis serga alergijomis, jie ten nežinau ką daro, kad tik neitų. Jeigu žmogus ten vaikščia, jis irgi negali kažko būti, jam prekyba. Taip kaip rytuose pasižiūrėkime, jis gimsta iš prigimties, tėvai prekiauja, toks vaikas jau prekiauja, jis siūlo medžiagą, dar ką nors reikia pažiūrėti rytuose. Jam nereikia mokslo, jis susiskaičiuoja, jis laimingas į savo stichijoje. O mes paskui sulaukiam 50-70 metų, mes galvojam, ko aš būsiu. Ateina žmonės sako, pasakykit, ko aš galiu būti. Ką ten gali būti jau 60-70 metų? Ką tu čia pakeisi, jau tu nebegali gimdyti, nieko nebegali, ten šeima išėjus, vaikai užaugę. Ko čia gali būti? Būt žmogum, sakau, žmogum reikia bent būti. Pasistengti gyvenimo pabaigoje būti žmogum. Suprast, kad yra Dievas, dar kur nors. Čia nieko nebebūsi, ką tu ten pakeisi, jau pensija išėjai, jau valstybė net tave paleido, sako, viskas, jau tu nuvarytas, jau tu, kaip asilas nebetinki, kaip asilas nebegali nešti krovinio, suprantat kaip? Reikėjo pabūti, aš mačiau dabar dar, Indijų dar tiek neišreikšta, buvau, dabar Egipte buvau gal prieš 2 savaitės, ne, ten iš vis asilų pilna, tai jos taip varo, tie siliukai nežinau, kaip tas mūsų ožkus, įduoda į kailį jums, taip duoda, lupa, ir ten tokius krovinius patempia, ten ant greičio dar varo, jie turi bėgti, reiškia, sėdi tas žmogus, sakykime, kuris važinėja su tais asilais, tai praktiškai pas mus žmonės asilai dirba nuo ryto iki vakaro. Ir jie šaukia, kad nėra pinigų, jie nemoka susiskaičiuoti, išleidžia tą savo šeimos biudžetą, aš nežinau, kur išnieko tos pinigus. Visiškai, sako, nėra pinigų. Ir nežinau apie aukojimą, kad reikia aukoti, kad norint pinigų reikia aukoti. Tai varadža būna, suvokiam visą visuomenę, jeigu kur varžybos, kur reiškia azartas, ten yra aistra, kai žmonės nori bėgioti, nori sprautoti, kad čia pamatytų dar kokius raumenis, čia už toksai, visur aistra. Maistas aistringas, tai reiškia karštas, tenais taip aštrus, kur žmogus nori pasitenkinti, visur aistra. Ta pati muzika. Visų žiūrėkit muzikos, estradinės dainas, kokią atsisusius radijo stotį, ten yra aistra. Nes kalba vis apie meilę, įsimylėjau, paliko, ieško, noriu, kad mane mylėtų, dar kažkas paliko vėl tenais. Visur tai džiaugsmas, čia aistra, čia nėra jokios meilės, absoliučios meilės nėra. Žmonės net nesuvokia, kas yra meilė, jos vien gali aiškinti, gali neaiškinti, vis tiek sako, tai va, manęs nemyli ir aš nemyliu, aš noriu mylėti ir mane kad mylėtų. Suprantate, net nesu jokio supratimo, nėra jokio žalio. Tai aistra apimusi, kaip sakiau, rūbus, tos pačius gyvūnus, maistą, muziką, spalvos. Viskas yra toj visuomenė iš esmės veiksmai, pati valstybė mūsų aistroje. Nėra dorybės. Jeigu būtų dorybė, mes norėtumėm vienas kitam padėti. Tai va dorybė yra, kai mes vienas kitam norim padėti. Bent jau materialiai, bent jau žodžiu, nors išklausyti, patarti kažką, padėti perėti per gatvę senutę, užleisti vietą autobuse, troleibuse, rodyti pagarbą vyresniems, reiškia, rūpintis vaikais, kurie yra vaikų namuose, gyvūnais. Kad gyvūnai, jeigu būtų pas mus dorybė, reiškia, nebijotų šunys, katės, nebūtų gatvėje, net suprantat? Dorybė kaip yra, gyvūnai nebejaučia baimės, reiškia, jų nepasikirs niekas. Vat jums nuvažiavus į rytus, jeigu teko būt, kas dar bus, pamatysit, kad ten kiekviena gyva būtybė turi savo vietą, niekas jūs neliečia. Ar tu šuo, ar tu katė, ar tu karvė, ar tu žmogus, kaip tu nori taip gyventi. Tu turi savo erdvę vietą, reiškia, mes esame lygus. Jūs mano žemesni broliai, aš negaliu su jumis susišnekėti su gyvūnais, bet gyvūnai jaučia tą žmogų, jie mato, reiškia, mato, kad jis nedarys smurto, nesmurtavus ir jis ramiai miega guli. Pažiūrėkit, kur pas mus katinai ar paukščiai gali atsitūpti draugą, visus išvaiko, puola. Pervažiuot mes stengiasi, jeigu katė ten aš gulė ant kelių kažkur šaliklį, žmonės suprantat, nes įdomu, jaučia arba bėga iš baimės, jaučia, kad gyvūnas bėga, įgainiojasi, reiškia, suprantat. Pas mus medžiojama, kur čia dorybė, gąsdina, bando reguliuoti tą natūralią gamtą, iššaudyti tuo, tai turi būti atitinkamas kiekis šernų, atitinkamas kiekis stirnų, matot kaip. Žmonės stengiasi, kad per daug kažką nuės, suės, dar mums reikia iššaudyti, sunaikinti. Nes per daug. Paskui daina iki to, kad žmonių jau per daug, matot. Mums nebeužteks, mūsų vaikams nebeužteks resursų, kad reikia sumažinti kažkokį kiekį. Yra 7 milijardai žmonių, reikia palikti tik milijardą, nes mūsų per daug. Jūs mano orą kvėpuojat, kažkas galvoja.
aha, pritaršėt žemę, nes jūs tualetą valgot. Va, o šitai vaikščiot. Manot, kaip išmasto. Reikia kažką daryti. Tai va, visa tokia žemė ir dorybės labai mažai. Dorybės mažai. Vienetai žmonių yra tik dorybingi. Vienetai žmonių supranta, kad reikia dalį atlyginimo savo aukoti. Vienetai žmonių supranta, kad veikia karmos reinkarnacijos įstatymas. Kad aš galiu turėti resursų arba pajamų, jeigu aš kam kažką aukoju, jeigu aš padedu kažkam, tai užjaučiu. Kad aš dalinuosi kartais ne tik duona, bet ir rūbus kažkur neišmetinėju, kažkam gal reikia duoti. Matot, kad koks milijardas žmonių pastoviai žemėje badauja, nedavalgo. Daugybė valstybių, kurios turi augina grūdus, dar grūdus išpedant į jūrą, vandenyną, Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijos, reiškia, kad pakelti kainą, suprant. Tai va, dorybės labai maža. Jokio supratimo nėra, reiškia, lenktyniauja, žiūrėkit, kiekviena valstybė lenktyniauja bendrai vidaus produktą, reiškia, pakelti. Kuo daugiau kažko išgauti, daugiau resursų išgauti, tai reiškia daugiau nualintą žemę. Lenktyniauja kuo daugiau, įsiskverti, kuo daugiau padidinti. Bet tai tas padidinti yra labai laikinas, nėra neribotų resursų, viskas turi ribas. Žemė dūsta, kaip ir žmogus dūsta, nebėra net, aš nežinau, greit pradės turbūt oro balionėlius pardavinėti. Mes kur nors pasikabinsim, čia turėsim respiratorių, vaikščiosim. Šis žmogus viską pradėjo pardavinėti, vandenį pradėjo pardavinėti. Jaunesnė karta net nežino, kad prieš 20-30 metų buvo vandens pilna, niekas net nemąstė. Tarybinėje toj visuomenėje, kuri buvo dar prieš 20 metų, niekas negalvojo, kad vanduo bus taip pardavinėjęs masiškai. Reiškia, viskas dabar vandens per balus neberasi. Neberasi atsigės, viskas užteršta. Pas mus irgi važiuokit link Palangos, šitai kelių barkumas, pamatysit, kad siurbia tą naftą. Viena naftą dirba, reiškia, siurbia tą naftą, naudoja. Reiškia, tai nafta vadinamasi žemės kraujas. Negalvokim, kad taip žemė paprastai atleidžia. Jeigu ant mūsų užtupia uodas, mes irgi nukrapštome, nes skauda, ginamės agresorius. Tai vadinasi, uodas yra agresorius. Jis mūsų puola, sakykime, o kai agresorius puola, galima gintis. Tai kai žemė puola, iš jos siurbia, kasa, sprogdina, jinai ginasi, tai karas nuo karto susipurto jinai. Daugėja stichinių nelaimė, žmonės galvoja, kodėl taip yra, kodėl čia neteisybė, kur tas Dievas, Dievo prakeikinat, kur tu ten esi, kodėl tu taip leidi. Dievas davė laisvą valią, vis tiek mūsų myli, kad mums davė viską, ką mes norim. Ir duoda kiekvieną minutę, jeigu mes su juo kalbėtume, mes turėtumėm ryšį, parašytumėm jo, jaustumėm tą paramatą, jis duotų viską. Ir duoda viską, tik mes nesuprantam, mes gaunam tik vėliau ar anksčiau, mes gaunam kažkokius rezultatus, bet nesuprantam, kad patys to prašom. Patys prašom. Žmonės susiduria su kažkokiam nesėkmėm, jie prašo, viešpatie, nenoriu gyventi. Net nesako, Dieve, aš nenoriu gyventi, sako, nenoriu gyventi, pilna žmonių tokia ateina. Noriu mirti, nenoriu gyventi. Sau taip sako, kartoja. Prašau, matot, viešpats toks maloningas, sako, gerai, jeigu nenoriu gyventi, negyventi, tai paimk sirgt. Žmogus vėl atlėkė, aš sako, sergu, o bet ar galvoju, klausiu šitai, pirmėti, jo, aš noriu gyventi. Va, dabar jums ateina liga, o kaip iš tų iš karto numirsi? Gal užkris kažkas, ant mūsų, gal neužkris? Bet jis gali ateiti įvairiom formom, bet jeigu žmogus prašo, aš nenoriu gyventi, jinai ateis per ligą, tu dar pasiriksi, pakėsi gentiesi, paskui galiausiai numirsi. Tai matot, toks tas paklaikęs pasaulis. Tai Prabhupada sako, kad dykinėjančio kvailio sąmonė yra aptemus. Jis nejaučia nieką. Iš esmės, net žmonės, kurie daug dirba, jie galvoja, kad jie čia daro naudingą visuomenę, dar nors iš esmės jie dykinėja. Nes žmogaus paskirtis nedirbti tą fizinę darbą, mums atrodo. Taip, yra, reiškia, archi, vadinasi, archi, skaito žodis ekonominė veikla. Vedos sako, kad žmogui palanku dirbti nuo 9 ryto iki 15 valandos. Va laikas privestas atiduotas žmogui, kai jis gali dirbti. Tai reiškia, susikurti savo tokį produktą, kad man užtektų rūpams, šeimai, būstą pasistatyti, ten pramaitinti. Bet vėl reikia žiūrėti, į kokią kategoriją aš pakliūnu, ar man reikia ten daugiau, ar aš įstengsiu nedirbdamas įsamžių. Tada žmogus nenaikina savęs. Tada jisai nedaro žalos aplinkiniams. Argi, mano veikla, aš tave išlaikau, o dabar žmonės dirba 18 kiti valandų. 3, 4, 5 valandas pamiega ir dirba, ir sako, aš daug dirbu, aš stengiuosi dėl šeimos, dėl dar ko nors. Čia yra dykinėjančio kvailio sąmonė, nes žmogus dvasiškai netobulėja, jis nešvarėja, laimės tame nebus. Daugybė lietuvių, kur išvažiuoja, jeigu paklausinėtumėte Mariką, dar mums jie pasakytų, mes 5 dienas arėm, nuo beveik be sudėmų, be miego. Šeštadienį jie geria. Šeštadienį pageria, išgeria, įsigeria sekmadienį, atsipaipalio, reiškia, įsipagirioja. Ir pirmadienį vėl. Vėl įsikingo plūgą ir vėl traukia. Va taip yra.
Tai čia, sakykime, nieko gero, čia yra lyginėjančio kvailio sąmonė, nes vėl tai leidžiamas laikas. O žmogaus gyvybės forma, o ta, kurį mes galime, yra pati brangiausia. Nes jokia kita gyvybės forma negali užduoti savo klausimą, kokia gyvenimo prasmė, kaip man įsivalyti, kaip man tapti laimingu. O mes visi norim laimingi būti, bet kiekvienas skirtingai suprantam savo laimę. Ir Prabhupada sako, kad tobulumą žmogus gali pasiekti, jeigu jisai ryžtingai ir visiems laikams atsideda viešpaties tarnystėje. Mes negalim, reikia suvokti visiems laikams, mes nepasitenkinsim išoriškai. Išoriškai pasitenkinimo ribų nėra. Kiek nori gali, pasižiūrėti, kokie skaniausi valgiai bebūtų. Gali mums kiekvieną dieną, jeigu tą patį valgį atsibos. Koks jis skaniausias bebus? Atsibos, nesinori, žmogus sako, atsibodau, nori kažko kito. Kita duos, vėl valgy, vėl atsibos. Net žiūrėkit, žmonos, kurios mes trokštam, atrodo visiems amžiais mes vesim, gyvensim, ne atsibosta. Kartais dar iki draugystę mes jau ginčiam, jau atsibosta, nori kitos, o kai jau apsivedam, iš vis jau atsibosta. Viską mes pasitenkinam. Mašiną turi, nori jos nusipirkti, jau vėl nebeįdomu, jau norisi kitos. Nes ten yra kažkur kitur, jau svajonėse gaminamos kitos. Svajonėse jau gaminami lėktuvai, lėkštės, su kuriais skraidys mūsų, sakykime, vaikai, vaikaičiai, suprantat. Mašinoje nebebus, ateis laikas, kai žmonės skraidys, labai natūraliai. Tai gali kiek nori čia, matot, užsiburti, norėti. Ir ta rinka, tas materialus pasaulis tenkins kiekvieną žmogų. Tenkins. Paskui gal ateis laikas kiekvienam induliam kažką pagamins, ką žmogus norės, nikas nepasitenkins. Nes išorį neįmanoma pasitenkinti. Iki pat aukščiausių planetų, jeigu mes negalim pasitenkinti, reikia suvokti, kad pusdieviai negali pasitenkinti. Jie valdo iš visą materialę tą būti, visas energijas, visą. Tai energija nepasitenkina. Nes bijo, tam esant subtiliam lygmenį, bijai, kad tavo posto neužbrauktų. Nes taip smagu pasitenkinti, valdyti, jausti galią, jausti kitų nuolankumą, lenkimuose, tarnystę, jautiesi kaip pats esat viešpačiu, įsivaizduokit kokią būtis Brahmos, Indros, kitų pusdievių, kai jiems kartuojas mantros, kai jiems yra aukojama dar kažkas. Tai viskas egzistuoja, net ir ten neįmanoma pasitenkinti. Suprantate? Ir sakoma, kad atsidavimo tarnystė Prabhupada, tai yra nepasyvumas su gryna sielos veikla. Tai va mūsų grynos sielos, mūsų pačių, nes mes esame sielos, padėtis yra tarnystė, yra aktyvi padėtis, tai nesėdi, kad tu sėdi, tau kažką neša, kažką duoda. Tu jauti palaimą, va kaip dabar atėjo matadžiai, manot, mergaitės, 4 su čia, tarnauja, aktyvi padėtis. Jūs irgi aktyviai tarnaujate, jūs klausotės. Čia irgi pati aktyviausia tarnystė, klausytis arba va kažką daryti viešpačiui. Čia tarnystė. Ir kai esi užimtas, reikia pajausti, koks esi džiaugsme žmogus. Žmonės nesuvokia, galvoja, kad ten aš atsigilsėsiu, pagelsiu kažkur, reiškia, pagulėsiu, kaip aš mačiau, Egipte, ten milijonai žmonių atvažiuoja pagulėti. Atsigulė, reiškia, išvartusi. Ant vieno ant kito, jie ten, reiškia, trinasi kas 10 minučių tais aliejais, kremais, nes iškart nudegi, suprantu, tokie paršiukai visi. Gyvi paršiukai dar, nes taip žmonės svilina kiaulės, žinot, papjauna gyvą būtybę, nusvilina ten tą ir suvalgo paskui. Tai čia irgi gyvi svilinasi, bijo, kad nenusviltų per daug šitai ir vartosi. Visas va toks gyvenimas tengiamas vartosi, kas pravažiuosis čia rudesnis, kas čia įdomiau. Tas va judavodis ar indusas, reiškia, dažosi rudai, raudonai, plaukus, bando baltai juodą padaryti. Atvirkščiai, vieni taip durniai, kiti taip. Bet tas pats, čia nėra, matot, jiems atrodo, kad jie ilsisi, čia yra tamagūna. Jie tai įsivaizduoja poilsiu, kad va aš užsidirbo, aš galiu pailsėti. Bet čia laimės nėra, jis pailsės, bet už savaitės jau jam galva kirba, reiks į darbą eiti, jis reiks daryti, laimės nėra pasitengimo. Kai atsidūdė viešpačiai per tarnystę, per klausimąsi, per mantrų giedojimą, per maha mantros, arba tarnaujant jam, aukojant gėlystę, aukojant prasadą, aukojant, sakykime, girliandas veriant, ar ne, arba kitam atsidavusiui padedant. Viskas smagu. Aš pamenu prieš mėnesį Vaišnavos Seva Prabhu ir matot Žilianos įstūris buvo, kaip visi įsitraukė, kaip visi tarnavo, kaip smagu. Jaučiat koks buvo. Aš pats kažkiek ten leido man čiut, reiškia, patarnauti, pamaišyti katilą, ten su samčiu. Bet yra didžiausias pasitenkimas, nesijauti, kad tu gali patenkinti ne tik tos atsidavusius, kurių vestuvių proga, bet dar valgys tą prasadą dar daugybę būtybių. Valgys pats viešpats, valgys pusdievį valgys, tik tai reikia pajaust, tai jis yra patys nuostabiausia, malonumo dėsnio nėra. Ir kai tą skonį gauni, tai niekas nebetenkina, jūs patys jau skraidiau, daug kas nebetenkina, jūs nebegalite ten dėkti, nes kažkur dar žmonės kitus norisi ramybės, norisi ateiti va kažkur, kur yra ramybė, prasadų, nors koks jis bebūtų, nors gabaliuko suvalgyti, kad kitus skonis, nuotaika, energija ta, viskas, matot, kaip atsiranda. Tai atsidavimo tarnyba yra
nepasyvus reikalas, tai labai aktyvus. Kad aš užimtas pastoviu ir galvoju, ko pasitarnaut, kokį gėlytę. Kaip, matot, Vladas, žiūrėkit, niekas neprašo, niekas nesako, tak štai atėjo, apsodino Vedų centrą, visą va šventyklą, sakykim, gėlytėmis. Viskas papuošė. Matot, kiekvieną gėlę galima panaudoti net tarnystė. Kai jinai laukuose žydės, dar nors vienaip, jinai lyg tai turi laisvę irgi taip pat. Bet jinai gaunasi, kad nereikalinga, nežinau, kieno akį gali žiūrinti. Bet kai atneši čia, prie šventyklos arba galvoji Dievui, jinai gauna prasmę, jinai sudvasinama. Viskas, jos būtis kitokia. Ta gyva būtybė gali gauti visai kitokį kūną, nes ta aplinka, energija veikia. Mūsų pastoviai veikia energijos, reikia suvokti. Tas pats kaip mantra, jeigu einam atsidavę, ar vietoj, sakykime, gėdą ar harinamą, tai na vibracijos to žmonės valo. Dar prieš 20 metų negalėjau tų vibracijų priimti, bilinėjusių, teisė, durnais vadino, suprantat. Dabar visi labai priima ir laukia to garso, kai tie žmonės, aš dabar rengiu stovyklą, birželio mėnesio, tai žmonės jau rašo, ar bus ta muzika, tas kirtanas, ar bus kirtonas, tai reiškia, tai įdomiau kažkas. Man rašo, ar bus, ar atvažiuos ten pagruot, sako, pagėduot mums, suprantat kaip? Jau dar nemoka tų žodžių pasakyti, dar ten nesivaizduoju, kas, bet jau laukia, matot? Tai tos vibracijos kažką giliau palieka, ten reiškia, jiem prakrapštė, šviesutė. Mes net nesuvokiam, kokia yra galėtai, net nesuvokiam, kur mes esam, suprantat, tai yra tokia palaima, kokios negali sulaukti pusdieviai sako, net pavydė. Čia, kadangi, jeigu atsiduodi atsidavimo tarnystei, tu labai kapstaisi, labai daug visą laiką skiri nesitenkini tiek. Ir tu pačiu pasitenkini. Viskas. Nes esi su viešpačiu, kiekvieną minutę galvoju, kaip daryti. Neužmėgiant tų laurų, kad sėdžiu, man čia kažką daro ir aš taip sėdžiu, va, čia judėkit, darykit, aš nieko nedarau. Ne, aktyviai pats dalyvauju. Va kokia būtis, reiškia, tikro atsidavus. Jūs neieško, nežiūri, kad ar vienas daro, kitas nedaro, jis asmeniškai kiekvienas gali realizuotis, ieškoti savęs, kur aš galiu, kaip pasitarnauti. O pasitarnavimo formų pilna. Klausaisi Bhagavat, ar Bhagavad Gita, jau tarnystė. Vėdi mantrą, jau tarnystė. Tai šitai girliandas, jau tarnystė. Ateini išplauni indus, jau tarnystė. Išplauni autorinį, jau tarnystė. Visur tarnystė. Matot, kiekvienas gali rasti pagal savo prigimtį. Tai yra tarnystė. Labai daug. Porasada net valgo, jeigu tu sakys, va, jie patauja. Kiekvieną dieną galima patauti nuo ryto iki vakaro, kaip Arvadas sakė. Ir aš galima kiekvieną dieną būtų lėšų, galima visą miestą maitinti. Prasadų, įsivaizduoju, kokie malonė, kai matai, kad žmogus valgo, jam skanu. Ir dar tas maistas paukotas. Viskas. Jamgi gera. Matot, gera, kai skanus maistas, va, šypsosi žmogus, atsiveria širdis, viskas. Suprastėja jisai. Nebelieka tokių valdininkų, įsitempusių, kaukės nebelieka. Matot, kaip labai daug. Prabhupada sako, kad sielai susidūrus su materija, jos veikla praranda grynumą. Iš karto tik patekus į mums į materialų pasaulį, sielos tas švarumas randamas. Viskas, nes mus iš karto užkabina 3 materialios gūnus. Sakoma, kad siela dar, mes jaučiame kažkokį dar grynumą, jaučiam ryšį su Dievu, būdami mamos iššius. Ne visi, aišku, priklauso nuo sąmonės to grynumo, kiek mes save išvalom. Mes ten atsimenam, mes kažkiek atsimenam Dievą, save suprantam savo būtį, kai paliekam šitą kūną. O kai siela randasi, vaikutis, kuris randasi pas mamą, jis labai daug atsimena. Tada jisai sako, sudėjęs rankutes, tai prašo, viešpatie, būk geras. Išleisk mane greičiau iš šito kalėjimo, va čia. Nes ten viskas, ir kakos, ir bados, viskas ten baisu reiškia. Išleisk, aš toks būsiu geras, aš niekam blogo nedarysiu, aš nuo ryto iki vakaro melsiuos, aš visiems tarnausiu, tik leisk, nebeleisk man būti tam kalėjime. Leisk, aš būsiu geras, aš tavęs neužmiršiu, o taip va. Vos ne kiekvienas prisiekia. Taip kaip kalėjime, reikia pabūti kalėjime. Kalėjime irgi sako, iš pradžių įsipaklio, būsiu geras. Tik pripranta, ką vogt, kur ką daryti. Iš karto reikia pabūti. Aš žinau. Jeigu va taip visi 99% kalba, ką vogt. Vienetą ten va taip susijama, reiškia savo, kaip pasikeisti. O ten irgi mes, matau, ten kalėjimas. Ir čia kalėjimas. Ten atsibundi ir sakai, viešpatie, būk geras, išleisk kalėjimą, iš to kalėjimo nori laisvės. Nes ten beveik neveikia tos 3 materialios gūnos. Neveikia, beveik. Ir tik žmogus sako, Vajopana, vėjas, srautas žmogų neša, kurį kėlė gimti, jis praranda sąmonę, reiškia, nuo skausmo, troškulio, to dusulio, reiškia, baimės, ir kai tik oro pirmą gurkšnį gauna, jis užmiršta Dievą, užmiršta viską, užmiršta. Kas čia tokio? Aha, kas čia tokio? Pradedi žvalgyti, reiškia, akis. Akis ieško iš karto mamos, tėvo, bando atrasti pažįstamų žmonių, kad jam būtų jaukiau. Geriau man, jeigu aš kai gimstu, va, kur čia mano pažįstami? Akis vaikui dėl to tokios. Reiškia, tėvai galvoja, kodėl tokios akis? Kadangi jūs dar vertyrus, dar nestuganius ieško jam baugų, nežino, kur čia pažįstamas ieško tų savo pažįstamų, matot?
Bet jau viskas, jau materialios būnus, jau jam aptemdė, jau daug aptemdė, jis jau Dievą primiršo iš viso. Jam baugu, kadangi tai nepažįstama vieta, kai mus kažkur įmestų, ieškom, kas čia pažįstama, kad man būtų lengviau, reiškia, mane apginto, ne? Jau apie Dievą nebegalvoju, kad jeigu man apie Dievą galvočiau, aš užsimerkčiau, man nesvarbu. Tėvai, ne tėvai, aš sakyčiau, viešpatie, ačiū, kad aš čia išlindau, viskas gerai. Bet aš užmirštu, aš ieškau žmogaus pagalbos, suprantat, kaip yra įdomu. Viskas jau 3 materialios būnus veikia. Jos mane jau užkabino ir jau pradės tampyti. Iš karto tampyti, valgyti noriu, gerti noriu, kaką noriu, man ten skauda iš karto, nes jeigu prisidarysiu, mane dieną neapžiūrės, pradės, matot, tenais pradėsiu karščiuoti, man skauda, odelė, reiškia, lupsis, viskas, žaizdelės atsiras, viskas, jau kažkaip kalintas. Man atrodo, kad tai laisvė. O palaipsniui dieną iš dienos aš vis labiau užmirštu Dievą, vis labiau. Kadangi yra gerai sėti, man duos valgyti visokių svogūnų, česnakų, mėsytės, reiškia, vis valgyti, taip. Man vis skaniaus, iki valgyti majonezo, valgyti žuvytės, ten dar mėsytės, taip skaniau, nio. Ir viskas mane užnuodėjo. Ir aš jau nieko, vaikas nenori, kai iš kartos pjaudės, aš save mažą atsimenu, puikiai atsimenu. Man kišdavo svogūnus, kaip nekišdavo. Žinot, natūralu, kad kaime ruošia su svogūnais viską. Aš nežinau, turbūt iki 10 metų išimdėdavau kiekvieną svogūnėlį, žinot, smulkiai supjausdavau, iš visur išimdėdavau. Pas močiutę vesdavau, visur išimdėdavau, aplipdydavau kraštą lėkštės, žinot, kad jinai užtepė. Ir taip galvoju, kaip jis sako, čia nevalgo. Majonezo nežinau, gal iki 18 metų nevalgiau, ten visko, taip, bet kišu, kaip tu čia dabar nenormalus, kaip tu čia nevalgai, reiškia, skaniai paruošti. Ir paskui nuodė, ir paskui pasineri tuos malonumus. Kaip skanu česnakas, kaip svogūnas, vaistai, kiaušiniai, viskas, suprantat. Nes tai užbūrė tave. Nenori, matot, labai sunku atsilaikyti, jeigu aplinkui tokio nėra žmogaus ar dar kažkas, kad pasakytų, pagamintų skaniau, viskas tu nesilaikai ir nerėjai malonumų. Aistra, visko nori, irgi tenkintis, kuo daugiau tenkintis, va taip užbūrė. O daugybė vaikų iš pat pradžių nenori, pasižiūrėkit iš artimųjų, pažįstamų, kurie sako, jie nenori. Va, ateinam tyri, švaros ir užsiteršim. Tus būnas mus sudrasko, suplėšo, aptaršė ir sako, na, dabar gyvenk. O tas gyvenk kankinamis. Tai Prabhupadas sako, negrina ligusta sielos veikla reiškiasi geismais, troškimais, aistromis, pasėvimu, kvailybė ir miegu. Šiandien mes čia, bet žinokit, milijonai žmonių miega dar. Jums taip gera, atrodo, taip reikia atsimiekoti. Šeštadienį, sekmadienį už tą savaitę, nes mes tiek dirbom, daug padarėm, reikia pailsėti. Ir jie nepailsės, atvirkščiai. Vedas sako, jeigu žmogus neatsikelia iki saulės pakilimo, patikėjimo, jis praranda visą energiją, kuri buvo duota jam dienai. Jis praranda dorybę, nes dorybė irgi reiškiasi laike. Jeigu žmogus keliasi nuo 4 ryto iki 6, jis dorybingas, jis tada žvalus, jis linksmas, jis gyvas, jis nesirgs praktiškai. Žmogus, kuris keliasi iš esmės nuo 6 iki 8, jis aistroje. Automatiškai pakliūna aistrus būna į nerimą. Nėra šansų, ateina žmonės sako, man blogai, aš nerime, aš baimė, kada keliesi? 7-8 kaip visi, aš normaliai keliuosi. Tai tu nenormaliai. Tu jau pakliuvai, aistrus būna tave drebina, tokia energija. Neįmanoma pasveikti, neįmanoma. Va reikia. Jeigu žmogus keliasi nuo 6 iki 8, jį jau drebina, o taip važiuoji, tu taip pridėna, o taip važiuoji. Neįmanoma kitaip, visą dieną taip važiuosi. Gali sakyti vaistų, ten dar kur nors, o taip važiuosi, nerimas jums, o taip įsivaizduoji. Neįmanoma, jau tokio energija. Saulė atima. Surya Narijano jos paskirtis duoti energiją iš tų durnų žmonių, kurie neturi energijos, jo atima. Gamtoje yra pats teisingumas, karma veikia, patys teisingiausių įstatymą, mes nežinom, galvom, kad ne, paima nuo durno manęs, atiduoda geriam dorybingui žmogui, kuris atsikėlė anksčiau energiją. Dėl to vieni aktyvūs gali nežinau kaip daryti, maistą ruošti, šokti, dainuoti, girliandas tverti, suprantate, ateiti čia, jiems paima energiją tada, nuo tų durnų. Bet jeigu žmogus dar vėliau keliasi nuo 8, kaip sako, aš normaliai, sako, išsimiegu, viską 10, čia sako, aukštinės rytas, laikas iš vis yra tamaguna. Laikas vadinamas mirties laiku, mirties. Tas žmogus turi sunaikintas būti. Sunaikintas, ir taip net negali būti. Žmonės sako, aš sergu, turi sirgti ir mirti, net kalbos nėra, sakau. Turi numirti ir kuo greičiau, nes viskas, tu esi parazitinė ląstelė, tu vėžys, visatos vėžys. Ir kai mes vėžius sergam, tai tas žmogus yra vėžys. Tik, žemės atžvilgiu, visatos atžvilgiu, jis kenkia visiems. Gadina žemę, gadina orą, viską gadina. Taip, jis parazitas, turi būti sunaikintas, labai paprasta. Bet dar aukštesnė yra būtis, jeigu norim dar aukščiau nueiti.
reikia keltis nuo 2-4. Ryto, čia ne naktis, žmonės sako, naktis! Kokia naktis, rytas, nuo 2-4 sako šventųjų laikas. Norim šventais, o mes turim šventais visi būti. Norim būti laimėje, palaimėje, išsivaduoti, išeiti. Nesvarbu, kur išeiti, ten, kur Dievas pasakys. Mes galime amžinai čia būti suktis, toj materialio visatoj, bet jeigu esi baktas, jeigu atsiduodi viešpačiui, nesvarbu, kur esi. Tai kas baktas sako, jis netrokšta, nes įsivaduos netrokšta. Tai turi keltis nuo 2-4 į tą energiją pakliūti. Ir kas labiausiai niekas nesuvokia, visi turės būti šventais. Norint įsivaduoti, patirti tą transcendentinę laimę, rasti ryšį su Dievu, reikia keltis nuo 2-4. Čia turi būti kasdien. Nuo 2-4. Atsikeli viskas, ryšys su Dievu yra. Tu ką nori daryti tada, tarnaut bet kokiu būdu. Klausykis, vaikščiot net gamtoj, tu pajausi, reiškia, Dievo balsą. Jeigu teko kažkam išeiti anksti ryte, nuo 2-4 net į lauką, pajauti visas energijas. Jos labai gyvos. Vėjelis, lietus, ten kalba viskas gyva, absoliučiai. Tu susikalbi, supranti visatos pulsą, supranti kiekvieną garsą. Viską supranti, kalbasi tos energijos. Energijos tiesiog su tavim kalbasi. Tu gali nieko net tiesiog stovėti, įsižiūrėti, kaip lyja, kaip vėjas pučia, kaip ten šnara kažkas koks garsas. Viskas gyva. Ir sako, jeigu baktas su atsidavimu tarnauja viešpačiui, jis įveikia ir aistą, ir nežinojimą. Reiškia, ateina žinojimas. Tik atėjus žinojimui, mes galim atsistoti dorybės būną. Reiškia, kiekvieną savo veiksmą jau kontroliuoti. Kad aš suprantu, ką man eiti ant tą krepšinį žiūrėti ir beprotybė, ką tai duos. Tai vyksta nuo pat vaikystės. Jūs vyresnės kartos prisimena turbūt ir Sabonį, kitus, kaip mes pergyvenom tada senetus krepšinį. Jie paseno, užaugo, reiškia, viskas. Jie išėjo iš rikiuotės, jauni dabar eina, taip keisis ir keisis. Forma keičiasi, o energija pasilieka. Ir mes galvom, viskas čia kažkas, mes išlošim. Tai Lietuva jau kaip tokia nepriklausoma 70 metų lošia krepšiną, prieš ką išlošia. Ta prasme, išvis prieš ką lošia. Su viešpačiu lošia, žaidimas toksai. Į nebūti vienus vartus. Arba kai žmogus eina lošti į kazino, jis galvoja išlošti. Bhagavad Gitoj viešpats sako, Krišna, aš esu azartiniai lošimai. Aš esu azartiniai lošimai. Kaip tu išloši prieš Dievą? Niekada. Tu duosi visus pinigus, visą energiją. Tu gali lošti per amžinybę. Čia už jo energiją. Matot, kaip įdomiausiai. Tai va visi mes, kas lošim, nieko gero. Tai norint pakilti į dorybę, reikia atsidavimo tarnybą į dorybę. Ir sako, kad baktas visada egzistuoja grynos dorybės gunos lygių. Ir jis tada, jeigu egzistuoja grynos dorybės gunai, tu niekam nepakenki. Nes jeigu šiaip tu lyg tai darai dorybę kažkokią, tu pakenki. Tu vis tiek nori šlovės, garbės, ten, kad tave pagirtų, dar kunos. Tyras baktas savo visus veiksmus skiria viešpačiui. Visus. Jis nieko savo neprisėmė. Nieko. Nupinai girliandą, atidavė kažką, matot. Girliandą uždėjo, žiūrėkit, tyram baktui. Ar maharadžu, dar kunos. Jis paturėjo, nusėmė kažką kitam uždėjo, matot. Perdovanojo net. Ne taip. Net mes gyvybėm duodam, žiūrėkit, girliandas nunešam, paukojimą atiduodam, jinai nuima, gyvybėm nuima, atiduodam mums. Matot. Maistą nunešam, paragaudį duoda mums, viską mums atiduoda. Tik dar, reiškia, energiją pakeičia. Įsivaizduojat kaip. Va, kaip. Viskas kaip paprasta tam materialiam pasauliu. Tik reikia turėti žinojimą. Žinojimas ateina, kai atsistojame į dorybės kelią. Ir savo propaguoja, kad ne baktas, net jeigu jis koks įsimokslinės bebūtų, jis kenkia kitiems. Pasaulio materialiai matot sukurta visokios Nobelio premijos, dar kažkokios visokių. Ten visur nori, kad žmogus būtų aukštumoje, jį paskatinti, reiškia apdovanoti. Bet viską, ką kūrė materialistai, atvaršau, tai iš esmės kenkia ir griauna pasaulį. Labai paprastai kenkia. Sukūrė bombą, reiškia, šitas Nobelis sukūrė dinamitą, dar ko nors, augina pasaulį po šiai dienai. Už tą premiją nudovanoja kitiems, bet tai kenkia. Viskas kenkia kitom gyvom būtybėm. Ką besukurtų tie žmonės? Ką besukurtų, besugalvotų materialistas, kenkia iš esmės žmogui. Progreso nėra. Jokio progreso nėra. Net kompiuteriai ar tie telefonai, kuriuos mes naudojamės, kenkia pasirodo. Kenkia. Labai daug. Mokslininkai dabar rašo, bangos įvairius, vaikai negali mokytis, reiškia. Išveda iš rikiuotės dar kokius. Net technikai kenkia. Su lėktuvu, jeigu skrisit, sako, išjungkit telefonus, visą kitą, nes galite nukristi. Perfrazuoti, sako. Bet tai turėti. Technikai kenkia. Įjungsiu tikrai ten nesusivaldys, nukrisit. Matot, kaip. Nėra nieko tobulo. Žmogus. Šitas viskas jis tobulai sukurtas. Mes panaudokim tai pagal paskaitą. O baktui, Prabhupada sako, neprikiši nei kvailumo, nei aistringumo, matot.
Paprastas bhaktas, koks jis bebūtų, jis gali tualetus kiekvieną dieną valyti, jis turės absoliučias žinias. Absoliučias. Jam nereikės net kosminių laivų skraidyti, jis perskaitys knygutę Napos laiko erdvės. Napos laiko erdvės. Jis suvoks, kad mėnuliai ta pati žemė, gal kita biškį sudėtis, kad Veneroj ten, viskas tas pats. Visas materialus pasaulis sudarytas iš 5 elementų, eterio, oro, vandens, žemės, ugnies. Viskas, tie patys elementai, daugiau, mažiau. Jis pats įsimokslinis, jam galima visus Nobelius atiduoti. Suprantat, jam nieko nereikia, jis žino kitos būtybės, kur egzistuoja, jis visos dvasia, siela, viešpatį, žino, kokie pusdieviai, jis viską žino. Jis niekam jam nieko, jis jokių gali mokyklą neiti, bhaktas gali neiti. Jis klausykis, paskaitų, dvasiniai mokytojai atsidavę, atskleis visas žinias. Ir jis gali eiti su bet ko diskutuoti, jis atsakys į visus klausimus. Nereikia jokių įslavimų, kas įdomiausiai. Pats paprasčiausias, ką jis bedarytų. Materialistas sakytų, tu ne prezidentas, kompanijos, tu neturi turto, bet jis turi žinojimo. Kai turi žinojimo, nebelieka kvailumo. Visi materialistai yra kvailiai iš esmės, nes neturi jokių žinių, jokių. Prabhupada, kodėl jis taip kitaip pyksta, Prabhupada visus vadina kvailiais. Kadangi kitaip jau pasakyti nebegalima, jis norėjo sujaudinti, pakelti, kad žmogus pradėtų mąstyti, o taip atplėšti nuo to, kad, aš galiu sakyti, aš viską žinau, aš įsimokslinis, nieko to nežinai. Jis tokius epitetus naudoja, kad biškį tą žmogus purtytų, kaip įdėmės, kodėl aš kvailas. Sau užduočiau klausimą, kodėl aš kvailas, kad bent kažkiek sudomintų tą materialistą. Jis tokius epitetus, nes kitais žodžiais neįmanoma pavadinti. Jeigu padarysi nuolaidą, pasakysi, kad tu normalus, reiškia visi galvos normalus, suprantat. Tai Prabhupada kategoriškai pasako, kad visi kvaili, kad žmonės atsibustų. Kad mes negalvotum, normalu čia biškį, tai biškį kvailas, biškį nekvailas. Ne, jis sako, kad visiškai kvaili. Visiškai. Į tą reikia suvokti. Ir sako Prabhupada, tas, kuris kitam daro piktą, yra kvailas, tai stringas, negali būti viešpatis bhaktų, net jeigu jis kelbis esas. Negali, nes tu tikrai kenksi kažkam. Ir sakoma, kad bhaktas visada pasižymi visomis Dievo dorybėmis. Matot, įgauni Dievo savybę, o čia yra Krišnos sąmonė. Kad įgauni visas savybės, tu neturėsi tiek tų galių, kad viską galėtum taip valdyti, viską. Ne, tau net nereikia to. Tu tarnauji viešpačiu, viešpats pats tau tarnauja, kas įdomiausiai sako. Viešpats nedateina bhaktų, nes mes esame Dievo dalelytė, jis mums netarnauja, tas sunku suvokti. Iš vis, jeigu kas eina tuo keliu, patys jaučiat. Padarai žingsnelį, viešpats 2 į priekį. Tu kažką paukoji, tau 2 kartus daugiau paukoji. Ir tu visada skolingas, nežinau. Čia visi jau kiti jaučiate. Visada esi Dievui skolingas, visada galvoji, kada ten jau, kad nors jau, bet visada skolingas, jis duoda daugiau negu reikia. Tik pagalvoji jau turi, išpildo visus norus, absoliučiai, kas įdomiausia. Atsiduokit viešpačiui, viską turėsi. Absoliučiai. Nieko netrūks. Čia ne aš garantuoju, šventraščiai garantuoju, pats viešpats savo. Atmesk visų religijų atmainas ir atsiduok man. Atmesk viską, atsiduok man. Kaip paprasta, nieko nereikia. Turėsi ne išorę, o vidinį. Prabhupada galiausiai sako, žiūrėkit, viešpats ir jo bhakta tapatus. Viešpats galiausiai pradeda matyti bhaktą. Tai reiškia, bhaktas gali matyti pagaliau viešpatį. Jeigu tiek išsivaldo, jis mato. Jis gali kalbėtis, bendrauti. Gauti santykių su juo, įvairiom formom. Šventraščiai prašo. Gali krikštyti. Kokie klausimai? Prašau. Jūs pradžioje sakėt, kad galima arba su Bhagavata bendrauti ir tada pasiūlyti daryti. Tai sakėt, kad arba šventraščius galima skaityti, arba bendrauti su Bhagavata asmenybė, ne? Taip. O tai, pavyzdžiui, jeigu aš skaitysiu Šrimad Bhagavatam ir man to gali užtekti, ar vis tiek reikėtų bendrauti su to Bhagavatas? Manot, jūs vien Bhagavatam skaitant, man galit pradžioj, kadangi jūs neapsivaliusi, galit daug ko nesuvokti. Bendraujant su Bhagavatam, tai reiškia su tyru atsidavusius, daug greičiau progresuoja, daug greičiau valotės. Kaip ir sako Prabhupada, reikia lankyti paskaitas. O atėjus paskaitas, mes atsijungiame nuo to materialaus pasaulio, mes iš esmės nebeveikia 3 materialios gumos. Matot? Mes esame transcendencijų, kadangi garsas, kvapas, visa energija prisotinta čia to kvapų dvasinių pasaulių, čia net va, jeigu tai pajausti, suprantat, mūsų automatiškai valo, mūsų atjungia nuo to pasaulio. Tai bendraujant su Bhagavatams, reiškia asmenybė, tai daug didesnis progresas. Mes jau negalim namuose atsisės skaityti, bet aš pats save žinau, kaip prieš 23 metų pasimiau Gitą, aš kabutėse neįkirtau tą prasme. Paskaitai kažkiek paskaitai, bet interpretuoji, pats savaip įsivaizduoji. Matant, tyra atsidavus, reiškia Bhagavatam,
matai pagal elgesį, kaip jis elgesi, pats gali jau pamėgdžioti. Užtat daug lengviau, sakykim, net ne daug lengviau, o daug paprasčiau paimti dvasinį mokytoją ir žiūrėti, kaip jisai reiškia daro. Jis iš esmės priartėjęs yra prie savo mokytojų, nuėjęs tą kelią, savo ką aš turėčiau 30 metų mokytis. Jis jau prie savo dvasinio mokytojo partijos, o jau mokytojas prie mokytojų. Taip praktiškai mes prie Dievo esam pritraukti. Nebereikia to atstumo įveikti per milijardus metų. Vis užtenka vieno gyvenimo. Per vieną gyvenimą atsidavus, tyram atsidavusi, viskas, tu išsivaduoji, vakas yra. Nebereikia praktikuoti, ieškoti kažko. Tai, aš Varvadas sako, kad vien studijuojant šventraščius galima, reiškia, pakilti, suprasti viską Dievą. Bet matot, kalė amžiui geriau ateiti į paskaitas. Prašau? Sen sako, kada meilės tarnystė Dievui įsigali, įleidžia savo šaknis, ne? Aha. Sako, tada pasitraukia aistraus ir neišmanų poveikis ir žmogus supranta, kas yra siela. O tas momentas, kad kada meilės tarnystė įleidžia šaknis. O kitam posme, čia ten išritam, bet tai sako, kad meilė Dievui neteina kažkur iš išorės, jinai jau yra žmogaus širdėje. Man toks prieštaravimas, kaip aš kėliau. Kaip žinai supras, kad meilės tarnystė įsigali, bet jinai jau yra. Bet mes matot užsiteršę. Mes užsiteršę, jinai nuo mūsų prigimtis jau mes tokie esam. Nuo pat pradžios mes sukurti kaip meilė. Dievo dalyti, reiškia, mes jau tas savybės turim. Mes matot, Krišna nesako, kad mes kažkokie iš kažkokios materialios energijos sukurti. Mes jau už pačią pradinę, mes esam dvasinės. Jau pradžių įdėta, jo dalis, Krišnos dalis. Tai mes tik kokybinė prasme mes tokie pat, to patus viešpačiai. Tik tai kiekybinį mes mažai turim. Tai mes tokie pat esam, kaip jis, žiūrėkit, sako, nes kokybės atžvilgiu viešpats ir bhakta tapatus. Mes mažiau, mes tik užsiteršę materialių sluoksnių, kadangi tas energijas pakliuvom. Bet apsivalom, mes atsibundam. O čia nuo pat pradžios įdėti, kadangi mes jau dalelytės dvasinės. Dar kas? Taip. Norėjau paklausti, sakėt, viešpats duoda viską, išpildo visus norus, bet skaičiau, kad pasakyta iš savo brangaus bhakto, aš atimu viską. Atimu, kaip malonę duoda, kad palieka į vieną, kažkaip atima viską aplinkui. Taip, tai čia yra malonė, jūs kada nors gal suprasit, aš supratau. Dabar čia... Kadangi iš manęs viską atėmė. Tai mes paskui viską grąžino. Kadangi prie visko buvau prisirišęs. Aš kada norėjau turtų, davė turtus, čiuk atėmė. Norėjau valdžią, buvau valdžioj tokiu, kad ojoj. Jaunas dar būnas, prieš 20 metų irgi atėmė. Ir aš galvoju, kokas čia yra, kodėl atiminėja dabar, ne? Tai dabar suprantu, kokia ta didelė malonė. Kadangi aš prisirišęs. Taip gali paliktam, žinai, čia yra didžiausia malonė, taip visada pasiliktum tą materialiam pasauliu, visada. Reiškia, kai eini pas Dievą, tau viską atiminėja, jeigu tu tai supranti, tave atriša. Matot, tie subtilus, kuo aukščiau kyli, tuo labiau subtilesnė prisirišimai yra. Paskui gali likti subtilumas, va, aš patenkinęs, kad aš skaitau paskaitas, prisirišu, man malonė, jūs klausote, ne, galiu prie to prisirišti, prie garbės, šlovės, girliandas, neša ten deda, palaiminimai, dar konas, net prie to gali prisirišti, čia yra subtilus dalykai, bet jie pririša. Aš iš vis turiu viską atmesti, suprantat? Net neturiu įsivaizduoti, aš ne savęs statau, bendrai, va, jūsų atžvilgiu, bet nors čia nieko mano nėra, įsivaizduojat, kaip aš turiu tik prie Dievo, kaip sakant, šviedės, aš jį turiu norėti matyti, jam noriu tarnauti, amžinai su juo būti. Tai va, iš tyro bhakto, kad jis nepasiliktų čia, dar kartą negimtų, nes nevartų, nekentėtų, dar nors jis viską atima. Bet paskui grąžino, kai sąmonė prasivalo, viską grąžino. Žiūrėkit, dvasiniai mokytojai, arba šiaip seniesiai atsidavė. Jie viską turi, viską, jie spindi, ką jie nepavalgė, ar jie nekeliauja, ar jie mokinių neturi, jie viską turi. Absoliučiai, va kas yra įdomiausia, absoliučiai viską turi. Tai kol mes čia prisirišę, čia yra palaima, kad atiminėja. Palaima, tik tam reikia suprasti reiškia. Kas dar? Man paroda spragų, o čia noriu prašyti paaiškinti, tai jeigu žmogus, kuris nesiekia pažinti Dievo, bet jis vis tiek turi tą Dievo tarnystę mėgančią, negi jis jau netapatus viešpačiui. Ar mažiau tapatus? Manau, tas tapatumas sąlyginis yra. Čia reikia visumasti. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes tapatus, tai irgi labai klystam. Suprantat, viešpats iš didžios tarnystės, tas žmogus, kuris visiškai atsiduoda viešpačiui, jis niekada nesilaikys tavęs tapatus. Niekada nelaikys. Jis supras, kad vis tiek yra santykis. Dievas yra Dievas, jis yra purša. Mes visada turėsim jį tenkinti. Tokia mūsų paskirtis, tokia mūsų prigirtis. Tik viešpats iš didžiosios malonės, kai mato, kad mes atsiduodam,
Jis iš didžiausios meilės, yra begalinė meilė, jis irgi pats stengiasi mums tarnauti, suprantat? Bet mes neturim tokie būti kvaili, kad mes galvotumėm, kad mes, reiškia, va, viešpats gerai mums daro, nu, turi daryti, nes jam priklauso. Suprantat? Nu, turi priklauso mums. Čia ne. Čia reikia suprasti, nėra nei vienos gyvos būtybės, reiškia, kurie būtų tapatus viešpačiui. Čia tik tai pasakyta, suprantat, tapatus. Kadangi čia jau viešpats, kai mato, kad atsidavusi siela tarnauja, jis dar labiau tarnaus. Kaip Prahladas Maharadžas, matot, jis reiškia, tiek tikėjo viešpats atėjo, Hiranyją Kapšipu nugalėjo ir jis galėtų, nu, Prahladas Maharadžas nežinau ką, bet Prahladas Maharadžas tiek tyras, ne, kad jis sako, va, dovanokit tėvui, ne, tėvui daug, pasigilėkit jo, matot, kaip jis prašo, tyras atsidavęs. Prašo didžiausiam, reiškia, tam demonui visatos, kuris užvaldęs visą visatą, prašo malonės, matot, koks atsidavęs. Tai mes nebūsim niekada, reikia suvokti tapatus Dievui, šitą reikia kategoriškai atmesti. Čia tik iš didelės begalybės Dievas mums atsiduoda save, mums tarnauja. Prašau. Vrindavane, tai yra trupučiu kiti santykiai, ten gali būti tėvas. Nu, jo, ne, taip nesakau, kokiom formom. Taip, gali būti tėvais, gali būti sutuoktiniu, gali tarnu, gali būti draugų, kaip Arjuna buvo. Čia žaidimai. Viešpats leidžia tiek. Mato, kai atsiduodi, jis galės bet kokiais santykiais leisti su jo elgtis. Jis leidžia, kadangi tu tiek nori jam tarnauti, jis begalinį irgi atsiduoda. Piemenukai, dar konos tokių lilų yra pilna, aišku, visą. Visų net nesužinosi, reikia jam atsiduoti. Ir taip paskui, kai atsiduodi jauti, net šitą materialiam pasaulį, suprantat. Tai, bet čia kiti santykiai. Čia net tapatumas. Dar kas? O, kaip daug. Prašau. Aš? Taip. Vis tiek, aš klausiau tos paskaitos ir vis tiek man nebešiuo, kaip reikia pakilti tą dorybę ir, nu, kad galėtum anksti keltis, kad būtų noras tarnauti. Tai jūs tame esate. Jūs jau nurimkit. Tame jūs turite, reiškia, gyvenat su tyru atsidavusiu, reiškia, vietinė šeima, kelias į prezidenciją. Viskas, nu tai aš jūs žiūriu, iš jūsų mokausi, matot, nu tai, kuo daugiau bereikia, reiškia, nu tai viskas gerai. Tarnaukit viešpačiu, atsikelsit. Viešpats, matot, ir dabar mes negalvokim, kad jis, viskas yra vėl sąlygytų. Viešpats nėra kažkoks priespaudas ir jis buvo vis, aha, pramiegoja, ne, nušausiu dabar žiūrėti. Ne, nu tai, jeigu jūs kažką daugiau darot, aš irgi kartais būnu, parvažiavau, kada čia iš Klaipėdos užvakarį, Klaipėdos po 12, po paskaitos, man ilgai užlaikė, daug klausimų buvo, reiškia 3 valandas, taip visada pusantros planuoju, užlaikė 3 valandas, žinau, po 12, nu tai visada anksti keluosiu, aš jau vis tiek atsikėliau 3, nu į ką padarys, neišeinat, nu fiziškai neįmanoma, suprantat, kapstais ieškai telefonų, dar kur nors atkrinit, neįmanoma praplėšti, tiek va, nuvargęs. Šiandien irgi nuėjau po 1 gal miegoti, va, taip jau susidėjo aplinkybės, buvo tarnystė, irgi sunku, va, 4 kelius, neišeinat. Kaip pakilti man tokiai paprastai? Pakilsit, nes tame esat viešpats padėjęs, jūsų gyvenimas ilgas, pakilsit, nereikia save smerti. Jūs tame kelyje, manot, nereikia suvokti, čia yra absoliutas, kaip reikėtų. Jeigu tame kelyje esam, viešpats dovanoja viską, jis palaiko, suprantat, palaiko, jis viską nubraukia. Svarbu širdis, intencija, noras, suprantat, noras yra, nu nepakilau. Sadana neišeina, tai kiekvienai minutė neišeina. Kai tyras atsidavęs tarnauja, matot, išmuša iš ritmo, nėra tokio pastovumo, kadangi vieną dieną veri girlandas, kitą dieną veži prasadą, kitą dieną dar kažką tarnauji, turi daugiau, naini vėliau miegoti. Susijungi, aš irgi taip norėčiau, reiškia, 9 nait miegoti, ten 1 atsikelti, kaip anksčiau, aš gyvenau, man buvo paprasta. Einu 9, nes visi einam 9, aš keliuosi ten pusę 1, 11, kartais vakaro. Nes tom ritmu yra paprasta gyventi, bet kai esi vatui tarnystėj, nebeišeina, anksčiau vėliau grįžti, į dieną turi 4 kartais paskaitas, 3, viskas, tu toksai, bet tokia intencija yra, suprantat, kad tu tarnauji, atsidavęs tam kely, viešpats tai dovanoja, priima. Tai mes nebūkim fanatikai, suprantat, nualinsim kūną, negalėsim pasitarnauti, bus blogiau. Reikia pamiegokim, nesmerkim savęs, šiaip yra kvailystė, suprantat, viskas kitai. Kas dar nori? Prašau. Biškai neįtemos, kodėl po šitą Hiranyją Kapšipu, tai kaip dainuojam tą šlovinam Prahladą, tai Nrisimhą, ir gaunasi, kad tą Hiranyją Kapšipu, tai kam išlovinti, jeigu demoną? Mums taip atrodo, matot, nėra nei demonų, nei pusdievių, viskas yra viešpatė, suprantat, visi viešpatės tarnai. Čia jo žaidimas buvo toks, galit paskaityti, rašo, ko jis buvo praeituose gyvenimuose, prašyti Hiranyją Kapšipu, visi gyvenimai, praeities, ko jis dar buvo. Viešpatės planas toks buvo, suprantat, ateit pašlovinti, Prahladą, parodyti savo galybę, savo jėgą, suprantat, čiagi žaidimas. Viešpats, kaip sako, paleido mus, norėdamas pažinti save, suprantat, gilesnė prasmė. Mes iš esmės,
nieko nėra, kas nebūtų iš Dievo. Suprantat, ar demonai, ar pusdieviai. Sako, tyras atsidavęs, jis nemato skirtumo tarp akmens, ten šuns, katės, žmogaus ir kino dar. Aš mes ją pradėjau. Žvyro. Ko? Nu, ne visur mato, tyras atsidavęs, mato visur gyvybę. Mato sielas ir mato super sielą. Mato visur viešpatį, nes prie kiekvienos sielos, kame jinai būtų, yra paramatma. Ir tyras atsidavęs lenkėsi visiems. Jis nebemato skirtumų. Ir jūs pajauskit, nežinau, bent aš, važinausiau, kiti turbūt, reiškia, kas susidurėt, kai atsiduri tam kelyje, kai kiekvieną dieną darai atsidavimo tarnystę, tu nematai blogų žmonių, niekur nėra. Koks jis bebūtų, ten girtas, ar negirtas, ar ten nusikaltis nebėra. Matai kažkaip kitą, kita prasme matai, jis ten vargsta, ten kankinas, dar kur nors, neišmanimai gumas matai, kaip veikia tik tai. Ir tą žmogų supranti. Todėl tyrų atsidavusių, ne manęs, ten išniausiu kitų dar, jų reiškia neveikia tas materialus pasaulis. Jie nepyks, nesimėraus, tai yra viskas. Kas dar? Ananta, tada svarbu, čia visai nesenai persodino širdį Romoje ir ne tai, kad persodino, bet įstatė 11 gramų titano širdį. Nu, kūdikį, 16 mėnesių ten su širdis įdė. Tai dabar, kur lokalizuojasi paramatma? Ar jinai į tą titaninę širdį vėl, ar jinai tik tam plote, ar čia tik tai vizualus pasakymas? Matot, mes suvokim, kad širdies plotis čia yra subtiliam lygmenį, suprantat, vieta. Tai lokalizuotas siela ir bus, vis tiek jinai, reiškia, bus tame plote, toje energijoje. Mesgi nematom tų širdį, nematom oro srautų, ten irgi nešniaukia šitas oras arba oro srautų. Tai subtili energija, suprantat, siela dar iš vis dvasinė, jinai randasi toj padėti, kaip sakant, kabo, ar ne, jinai kaip levena. Tai jinai toj vietoje, faktas turėtų būti. Bet aš taip įsivaizduoju. Dar kažkas. Viskas. Labai ačiū, kad atėjote išklausyti. Buvo daug klausimų, man labai džiugu. Ačiū Jums. Hare Krishna.